Sveiki gyvi žinių radio klausytojai, eteryje Prizmė, prie mikrofono Aurimas Budraitis ir paskutinioji dalis, 3 laidų dalis apie projektą Atverk ateities verslo komandą. Iš tikrųjų, aiškinomės, kas tai per projektą, sužinojome, kad studentų panoro dalyvauti šiame projekte, vieniems pasisekė daugiau, kitiems mažiau, sužinojome apie tai, kad aukštosios mokyklos imasi skatinimo priemonių, kad motyvuotų studentus dalyvauti tokiame projekte ir daug kitų dalykų. Šiandien sužinosime tai, apie ką dar nekalbėjome. Ir studijoje yra Henrikas Mikolaitis, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos Limpra direktorius ir projekto Atverk vadovas. Taip pat yra Ramūnas Pundinas, uždarosios akcinės bendrovės Aidilis vykdomasis direktorius, projekto Atverk mentorius. Ir Audrius Jasienas, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos Limpra projektų vadovas ir projekto Atverk koordinatorius. Sveiki gyvi. Labą dieną. Sveiki. Kokios patirties pasisėmė įmonės dalyvaudamos projekte ir ar jos liko patenkintos projekto rezultatais? Įmonės iš tikrųjų pasisėmė labai įvairios ir įdomios patirties. Visų pirma, tai mes turėjome galimybę susipažinti su tokių šalių kaip Suomija praktika, kaip ten yra kuriami nauji ir inovatyvūs sprendimai bei produktai studentų ir įmonių bendradarbiavimo pagalba. Kita dalis, kuo mes buvome labai nustebinti, tai iš tikrųjų patys studentai mus labai nustebino, kadangi mes niekada nenuvertinom studentų, bet būtent projekto Atverk metu mes supratome, kokių reikšmingų rezultatų gali pasiekti tie žmonės, kurie neturi darbinės patirties, kurie yra iš skirtingų specialybių ir tiesiog dirbdami kartu ir ieškodami bendro sprendimo. Nes vis tik per 4 mėnesius nuo idėjos iki veikiančio prototipo, vis tik tai yra, manau, gana reikšmingas pasiekimas tų žmonių. Su kokiais sunkumais jūs susidūrėte ir kaip mentorius? Nepavadinčiau to sunkumais, aš galbūt pasakyčiau iššūkiai. Ir vienas didžiausių iššūkių buvo pasiekti tai, kad studentai, kurie yra iš skirtingų specialybių ir kurie kiekvienas yra skirtingo formato ir skirtingai mąsto, dirbtų vardan vieno tikslo. Jie puikiai suprato, kad jie atėjo kažką tai kurti, kažkokį tai produktą, bet jie taip susidėlioja maždaug. Aš darau tą ir toliau visi maždaug dirba prie vieno produkto, bet skirtingai. Kai tuo tarpu reikėjo jų visų bendradarbiavimo ir kalbėjimosi, kad idėja virstų gyvų daiktų. Kita dalis tai su studentais nieko naujo, tas paskutinės nakties sindromas. Kad ir kaip buvo ir pirmo etapo metu, ir antro etapo metu, vėlgi produktų galutiniai variantai gimė paskutinę naktį. O sakykime, jūsų įmonė turėjo konkrečios naudos iš šito projekto? Nauda tai patirtis mūsų darbuotojams. Taip pat po šio projekto mes įdarbinome ir keletą studentų. 4 studentai dabar darbuojasi mūsų įmonėje. Ir įmonės yra linkusios savo lėšomis ir specialistais prisidėti prie jaunųjų specialistų praktinių įgūdžių gerinimo. Manau, kad taip, ir vien šio projekto partnerių įmonių dalyvavimas šiame projekte tą pasako. Nes visgi įmonės prisidėjo ir savo specialistais, ir savo darbuotojų darbo laiku, taip pat ir buvo ir finansiniai įnašai. Didelė? Buvo šiokia tokia. Kokie yra reikšmingiausi šio projekto pasiekimai? Aš manau, kad pats didžiausias studentam pasiekimas arba nauda toje vietoje, tai ne tik, kad jie turėjo galimybę susipažinti su inžinerinė pramonė, bet puikiai išnagrinėti produktų kūrimą, dirbant konkrečiose įmonėse ir konkrečiai įmonių viduje įsteigtose verslo ir techninės kūrybos centruose. O šie verslo ir techninės kūrybos centrai buvo įkurti 5 įmonėse. 3 iš Vilniaus, vienos atstovas Ramūnas sėdi studijoje ir tai yra įmonė UAB Aidilis, kita įmonė UAB Gaudrė, kuris specializuojasi šviestuvų gamyboje, UAB Erkinta ir 2 Kauno kompanijos, tai UAB Elinta ir UAB Baltic CNC Technologies. Kitų pasiekimų buvo įvairiausių, tai projekto metu buvo sukurti net 35 parašyti verslo planai, sukurti ir įgyvendinti 29 produktai prototipai, kuriuos jau minėjau ankstesnėse laidose, kad studentai šiuo metu sėkmingai realizuoja rinkoje. 24 patys geriausi studentai turėjo galimybę savaitę stažuoti Suomijoje, Tamperės mieste ir pažiūrėti, kaip ten yra kuriami ir įkurti panašus verslumo centrai. Apie 15 studentų įsidarbino projekto pagalba įmonėse, gavo kreditus iš aukštųjų mokyklų, užsiskaitė kursinius ir diplominius netgi darbus. Tai aš manau, kad naudos ir pasiekimų šis projektas davė labai daug.
O šiaip buvo tokių dalykų, kad galvotumėt, ar tas vertesnis yra laimėti ir, sakykime, kad patektų tarptų žmonių, kurie vyks į Tamperę arba nevyks? Galutinio pristatymo metu, kai studentai pristatinėjo, iš tikrųjų parengė labai šaunius pristatymus ir pristatė produktus, komisijai buvo labai sunku apsispręsti, kurie yra verčiausi vykti į Suomiją, bet šioje vietoje pačios komandos ėmėsi iniciatyvos ir savo lyderius jos išgrynino ir delegavo būtent į stažuotę Suomiją. Visada labai skaudu būna tiem, kurie yra iš karto už brūkšnio. Ką jie gavo kažkokios apčiuopiamos naudos? Aš kaip minėjau, be visų tų motyvavimo priemonių, tiek iš aukštosios mokyklos, tiek iš įmonių, buvo ir prizų studentams, todėl kiekvienas, kuris įdėjo daug darbo, tą grįžtamąjį ryšį iš projekto tikrai gavo. Kaip būtų galima įsamiau susipažinti su projekto metu sukurtais produktais ir kur juos galima pamatyti? Visada galima pamatyti projekto eigą ir projekto metu sukurtus produktus ir kaip sekėsi komandoms, tai mūsų tinklapyje www.atverk.lt, socialinio tinklapio Facebook paskyroje Atverk, kur yra pastoviai nuolatos įkeliama naujausia informacija. Be abejonės dalis produktų šiuo metu yra dar tobulinami, dalis produktų yra įmonėse. Tie produktai buvo pristatinėjami ir parodos Baltechnika metu, taip pat asociacijos Limpra organizuotos konferencijos Mano Future 2013 metu, tad su produktais galima susipažinti ne tik internete, bet įvairiose parodose, renginiuose, ten, kur dalyvauja Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija Limpra. Ir asociacija Limpra planuoja organizuoti panašius projektus, kaip Atverti ateityje? Tikrai taip. Šitas projektas prasidėjo 2010 metais, baigėsi, o šį rudenį dabar jis baigėsi. Mes galim pasakyti, kad visi partneriai, tai yra 5 įmonės, 6 aukštosios mokyklos, na ir mes patys, ir Europos socialinio fondo agentūra, kuriai mes esam dėkingi už šį tikrai konstruktyvų bendradarbiavimą šito projekto metu. Švietimo ir mokslo ministerija, kuri finansavo per savo struktūrinės paramos kvietimus šitą projektą. Visi liko patenkinti šito projekto rezultatais. Mes kalbame apie tai ir ne tik kalbam, bet ir akivaizdžiai planuojame, kad šitas projektas turi turėti tęstinumą, kadangi ir specialistų rengimas, na ir galų gale mūsų verslas turi eiti į priekį. Jo labiau, jeigu mes palyginsim su mūsų prototipu, projektas Demola iš Suomijos, kurie nustebę buvo, kokius mes sugebėjom pasiekti rezultatus su tokio palyginti nedideliu šito projekto biudžetu, kad mes darėm materialius daiktus. Iš principo visų dalyvių dalyvaujančių reakcija buvo teigiama. Mes patys suprantam, kad tokie projektai mūsų studijoms, mūsų specialistų rengimo sistemai yra gyvybiškai būtini. Na ir mes labai tikimės, kad tokie projektai arba šitas projektas turės tęstinumą artimiausių metų, kada prasidės 14 metais naujas programavimo periodas, naujas struktūrinės fondų programa, kad jis tęstinumą turės. Ir be abejo, Limpra sieks, kad sukaupta patirtis ji būtų ir panaudojama, ir turtinama. Taigi, galima tik tai pasidžiaugti rezultatais, na ir palinkėti savo visiems sėkmės ateityje. O sakykit, kuo Limprai konkrečiai padėjo šis projektas? Mes girdėjom, kad Aidilio komandoje atsirado 4 studentai. Kalbant apie Limprą, Aidilis yra vienas iš mūsų aktyvių narių. Pas mus dauguma narių yra aktyvus. Jeigu kalbant apie Limprą, tai yra pati mūsų misija. Tai, kaip aš sakau, gerinti specialistų rengimo kokybę, skatinti verslo plėtrą, skatinti naujų produktų kūrimą, kadangi tik tai kurdami naujus produktus, tik tai juos efektyviai gamindami ir parduodami, mes galim pasiekti tas pridėtinės vertės aukštumas, į kurias mes visi norėtumėm orientuotis, tai yra uždirbti kelis kartus daugiau negu mes dabar uždirbam, o mūsų Lietuva 2030 metų pažangos programai yra numatyta, kad mes prilygsim Europos, dabartiniam Europos šalių vidurkiai. Taigi mes turim 17 metų ir per tos 17 metų mes turim, padaryti savo tos namų darbus. Kitaip tariant, mes turim dabartinius studentus rengti taip, kad jie po 17 metų iš tikrųjų galėtų kartu su kitais, reiškia su visų ūkio
ir visa visuomenė galėtų, ir realizuoti tas mūsų planus ir vyriausybės, būti 3 kartus efektyvesnė ekonominė prasme. O ir be abejo, tai yra geros darbo vietos, tai yra visuomenė, žodžiu, sakykime, išsivyščiusi ir laiminga visuomenė, to mes visi siekiam, bet ekonominis pagrindas yra kuriamas gamybai. Gamyba be žmonių nebūna, žmonės šiuo metu sėdėdami studentai, žodžiu, studijų suolė, jie rengiasi gyvenimui. Taigi viskas yra labai logiška. Tokie projektai turi vykti nuolat. Ir Lempra dėkinga tiems, kurie dalyvavo šitam projekte. Tiek partneriams, be abejo, studentams, tiems, kurie finansavo. Ir tikimės, kad visi mes drauge galėsim sėkmingai tą veiklą tęsti. Tikėkime, kad šiuo atveju namų darbai ir bus atliekami 17 metų, o ne paskutinę naktį, kai pas mus yra įprasta. Ačiū dalyviams už tai, kad atvykote. Tai buvo Prizmė laida, iš dalies finansuojama ES Europos socialinio fondo lėšomis, o ji buvo apie projektą Atverk ateities verslo komanda. Aurimas Budraitis atsisveikina iki kitų kartų. Iki.